Šiandien iš Rusijos federacijos atskriejo įdomių naujienų. Čia Rusija buvo akivaizdžiai pergudrauta ir tapo liudininkė sėkmingiausio bei pražūtingiausio Ukrainos smūgio prieš jo sostinę. Tai buvo tiesioginė Ukrainos apgaulės prieš Rusijos vadus pasekmė, rusai gynė neteisingus taikinius, o pagrindinis prizas liko beveik visiškai neapsaugotas. Per 2 dienas ir 2 naktis į Maskvos regioną plūdo spiečiai ilgo nuotolio FPV-1 ir reaktyvinių Bars dronų. Šie dronai buvo specialiai optimizuoti greitam ir žemam skrydžiui, leidžiančiam apeiti radarų aprėpti ir apsunkinti jų perėmimą. Ukraina netgi pristatė patobulintą Bars drono versiją, pagamintą iš radarus sugeriančių kompozitinių medžiagų ir su sunkesne kovine galvute, kad padarytų daugiau žalos. Rusijos oro gynyba staiga atsidūrė košmariškoje situacijoje, teko ginti ne pavienius taikinius, o dešimtis galimų prieimo krypčių vienu metu, nes daugiau nei 1300 dronų bangos privertė juos išskaidyti radarų aprėpti, išretinti raketų atsargas ir paskirstyti likusius elektroninės kovos išteklius milžiniškoje teritorijoje. Grįžtant šiek tiek atgal, kaip žinote, Kremlius pavertė Maskvą tvirtovę, pasiruošdamas pergalės dienos paradui dislokuodamas daugiau nei 130 įvairių oro gynybos sistemų. Be to, buvo sudarytas susitarimas apsikeisti 1000 karo belaisvių mainais į tai, kad Ukraina tą dieną nesmogs Maskvai. Zelenskis pareiškė, kad šių Ukrainos belaisvių gyvybės jam yra svarbesnės nei smūgis Maskvai ir leidimas Rusijai surengti sumažinto masto paradą. Ukrainos pareigūnai dar labiau pakurstė situaciją teigdami, kad jei visa oro gynyba sutelkta Maskvoje, tuomet jie smogs visur kitur, ką ukrainiečiai demonstratyviai ir padarė. Kritinė Rusijos klaida įvyko iškart po parado, kai Rusijos vadai skubiai perskirstė daugelį sutelktų oro gynybos sistemų atgal po visą šalį. Tačiau ukrainiečiams faktiškai išviliojus didžiąją dalį Maskvos gynybos iš sostinės, Ukraina surengė iki šiol didžiausią ir sudėtingiausią smūgį tiesiai į Rusijos federacijos valdžios centrą. Ukrainos smūgiai nebuvo atsitiktinės atakos skirtos sukelti paniką aplink Maskvą, o tiksliai nutaikyti į svarbiausią karinę, pramoninę ir energetinę infrastruktūrą, palaikančią Rusijos karo pastangas. Vienas svarbiausių taikinių buvo Angstrom mikroelektronikos gamykla Zelenograde, strategiškai svarbi įmonė, nes tai viena iš nedaugelio gaminančių puslaidininkių komponentus, naudojamus Kel ir Kalibr sparnuotosiose raketose. Po smūgių gamykloje buvo pranešta apie gaisrus ir matomą žalą, kas parodo, jog Ukrainos dronai dabar pajėgus grasinti net giliai saugomai kariniai pramoniniai infrastruktūrai visai šalia Rusijos sostinės. Tuo pačiu metu Ukrainos dronai taikėsi į Maskvos energetikos tinklą, smogdami Maskvos naftos perdirbimo gamyklai, taip pat Sneknogorskajos ir Volodarsijos naftos perpumpavimo stotims, Transneft objektui Zelenograde. Visi šie taškai yra pagrindiniai kuro paskirstimo sistemoje, tiekiančioje degalus civiliniai ir kariniai logistikai aplink centrinę Rusiją. Geolokuota vaizdo medžiaga parodė, kaip infrastruktūros objektuose kilo gaisrai, o gelbėjimo tarnybos stengiasi suvaldyti žalą ir atkurti veiklą. Taip pat pasirodė vaizdai iš Šeremetjevo oro uosto, kuriuose matyti, kaip ant pakilimo tako dega Ukrainos drono nuolaužos, dėl ko dar šimtai skrydžių iš vieno pagrindinių Maskvos oro uostų buvo atidėti. Psichologinis poveikis buvo nemažiau stiprus, nes paprastiems Maskvos gyventojams karas staiga tapo realybė taip, kaip daugelis dar nebuvo patyrę. Socialiniuose tinkluose greitai pasipylė vaizdo įrašai, kuriuose išsigandę gyventojai filmuoja dronus ir sprogimus pro butų langus, jų balsai drebėjo, kai virš galvų griaudėjo oro gynybos sistemos ir danguje aidėjo šūvių salvės. Kai kurie atvirai panikavo, skųsdamiesi, kad Maskva nebėra saugi, o kiti klausėsi, kaip Ukrainos dronai vis dar sugeba prasiskverbti į sostinę, nepaisant milžiniškos oro gynybos koncentracijos aplink ją. Metų metus Maskvos gyventojai buvo iš esmės apsaugoti nuo Putino karo realybės, kitaip nei Rusijos pasienio regionų gyventojai, o ypač Ukraina, kuri jau daugelį metų kasnakt kenčia raketų ir dronų atakas. Apskritai, naujausia ataka prieš Maskvą parodė, kaip Ukraina sugebėjo pergudrauti Rusiją ne kartą, o 2 kartus. Pirmiausia, ji privertė Maskvą sutelkti milžiniškas oro gynybos pajėgas aplink sostinę, palikdama likusią Rusijos dalį pažeidžiamą niokojantiems smūgiams. O kai Rusijos vadai vėl paskirstė tas sistemas į išorę, Ukraina surengė vieną didžiausių smūgių bangų, kokias Maskva kada nors buvo patyrusi, sukeldama paniką sostinėje ir tuo pačiu metu smarkiai apgadindama svarbę raketų gamybos ir kuro infrastruktūrą.
Ukrainos besikeičianti dronų strategija dabar reiškia nuolatinę tikslios išsekimo karo kampaniją, kurios tikslas sistemingai silpninti Rusijos karinius, pramoninius ir logistinius pajėgumus, kartu atskleidžiant silpnybes net ir labiausiai saugomame šalies oro erdvės viduje.